Kas sveiki sugrįžę, iš pavadinimo kaip ir viskas aišku, tai yra naujas pirkinukas, yra dar nemažai naujienų, ką tuoj apšnekėsim, bet kol kas nieko nevyniojam į vatą. Ponius ir ponai, pristatau Ladą. Tai turbūt koks geriausias būdas pristatyti Ladą, jeigu ne kaip senais laikais ant jos stogo. Su Lada yra labai paprasta istorija. Luką ilgai jau kalbinau, kad gal perleis, kažką padarysim iš jos gero. Ir Lukas yra Lukas, jis pagaliau pasiūlė tą kainą, kur buvo negalima sakyti ne. Tai oficialiai Lada yra iš Luko nupirkta. Ir jai jau yra viskas kaip ir suplanuota, viskas sudėliota, reikia pradėti daryti. Pagrinde Ladą pirkaus dėl jos variklio. Kas nežino, tai turim BMW MPM TUB 2 litrų variklį su fūros turbina. Ir ant bioetanolio šiuo metu yra atsukta kažkas apie 450 arklio galių. Tai yra 335 maždaug kilovatai. O grįžtant prie variklio idėjos, kodėl man jo reikėjo, kai žadėjau, kad į E90 dėsis arba G-Zekas arba MPM 4 3 litris, tai taip gavos, kad vėl melavau ir dėsim šitą 2 litrį. Gerai, katinam į kitą vietą, sulankščiau stogą. Kad pradėt variklio svapą trūksta kaip ir nedaug. Aišku, E90 dar irgi reikia paruošti, nusipirkti benzo baką, pasidaryti variklio kojas. Gal kažkiek gelbės susirašysim gal su žmonėm, kas tuos svapus jau yra darę iš tus kėbulus, kad būtų truputėlį paprasčiau. Variklio kompas jau, kadangi pilnas svapas yra VEMSas, tai programą vis tiek reikės tvarkytis, reikia naujų purkštukų, nes šitie dabartiniai yra pastovėję su E85 ir paprasčiausiai E85 sukramto dalykus, tai lygiai tas pats atsitiko ir su purkštukais. Reikia naujų purkštukų, jau galbūt greitai bus ir po truputį pradėsim reikalus. O Lada, nebijokite, niekur nedings, tikrai neišvažiuos pats kėbulas į metalą, tai prasme, turi sport pasą, kuris dalinai nebegalioja. Tai šitą gal apžvelgsim kažkada truputėlį toliau, kaip ir galima dar įteisinti, legalizuoti atgal, bet pradžiai šitas kėbulas išvažiuoja pastovėti pas mane į kaimą, po to turiu dar 2 variklius šiaip susiderinęs. Tai vienas jau pas Luką garaže dalim išardytas atėjo kartu su Lada, kitas yra iš Kregždės lygiai taip pat MPM be vanoso 2 litris. Tai greičiausiai, kadangi ten irgi yra beveik pilnas svapas, jį įdėsim atgal į Ladą, nes viskas realiai yra paruošta. Ir Lada vis dar tikrai sugrįš į trasą, ji nebus supūdyta ar kažkur išmesta tiesiog. Tai va, žiūrinti čia, tai reikalai kaip ir truputėlį liūdni gal atrodo, bet iš kitos pusės čia yra tiesiog purvas ir niekas, ko nebūtų galima lengvai paprastai išvalyti. Tai aišku, prieš dedant į E90 viską išsivalysim, išsiplausim, tarpinyčių tikrai keisis nemažai. Ir žiūrėsim, dar neaišku, kas gausis. Aišku, E90 dar reikės ir programą perdaryti ant 98 benzo, nes su tokiom bioetanolio kainom jau daros, tiesiog kasdienai per brangu važinėti, kai, ta prasme, kiek litras bioetanolio jau link 2 eurų kažkas kyla, tai pasidarysim paprasčiau, važinėsim ant 98. Tai turbūt, kad tiek ir tų reikalų su varikliu, turim pilną svapą, kartu ir BMW Kem 6 3 litrio dėžė, galinė važiuoklė čia irgi yra nuo E90, labai tikiuosi, kad tiks gal netyčia ir kardanas man į E9, jeigu ne, tai bent jau flanšus turėsim tiek vienai, tiek kitai dėžai ir bus galima kardaną pasigaminti. Tai va, kitos naujienos, truputį paprastesnės, gal ramesnės, kad pagaliau pasidarėm lipdukų. Tai jeigu kažkas netyčia norėtų jau prisidėti prie viso mūsų augimo, lipdukus galima nusipirkti. Lipdukai paprasti, turim juodą, turim baltą, be fono, galima klijuoti visur, puikiai ant chromo tinka ant Lados. Ir sekančios naujienos, labai įsidrasinom ir pagaliau pasileidom Contribee. Tai jeigu netyčia kas nors norėtų prisijungti, linkai yra aprašymuose, sumos nedidelės, tikrai nereikia nuprotėti labai per daug. Tai tikrai prisidės prie komandos augimo, planuojam ir tą pačią GoPro atsinaujinti, nes dabartinį jau pradėjo realiai beveik garso neįrašinėti, tai va, super operatorius gelbėjo kaip visą, turim ir mikrofus. Po truputį augam ir dar vienos naujienos.
jungiam jėgas su Honda klubu Kaune ir gegužės 17 dieną darom sezono atidarymą. Pavėluota, bet darom. Tai daugiau informacijos apie tą renginį galite rasti aprašyme nuorodai, bus tiesiai į renginį, kartu ir prižadam atsiveš šitą ladą, pamatysit gyvai, kas norės, bus galima ir atsisėst, svarbu neužkurt, išimsim raktą. Iš anksto norim dėl renginio padėkoti mūsų rėmėjam Hado, kurie labai smarkiai prisideda, turėsim ir prizų, turėsim ir užduočių, ir šiokių tokių žaidimų, konkursų. Tai tikrai manau, kad verta atvažiuoti. Būtų gerai, kad jeigu jau važiuosit kaip dalyvis, užsiregistruotumėt. Tai nėra kaip ir didelė atranka, mums tiesiog reikia žinoti dalyvių skaičių, kad paruošti ir dovanas, ir vietas pasiskaičiuoti, ir žinot, ką mes ir kur galim parkuoti. Visiškai nesvarbu, ar atvažiuojat su vokiečių, ar sena rusiška technika, ar gražių japonų. Priimam visus ir labai laukiam visų. Kartu su šito renginiu atsirado ir naujas komandos partneris, tai yra Arna Autocare, kuris sutiko rūpintis mūsų automobilių švara iš išorės. Tai vietoj renginy bus poliruojamas kažkuris automobilis, dar pilnai nesukalbėjom, nenusprendėm, bet yra variantas, kad ir ta pati Lada poliruosis. Ir jau su juo derinam, sakykime, nuolaidos procentėlį jum, kad atėjo nuo mūsų, nuo virintozės, gauna šiokią tokį nuolaidėlę kėbulo poliravimam, dar irgi truputėlį gal, kai jau pilnai susidėliosim visas sąlygas, tada galėsim ir jum tiksliai viską pranešti. O dabar galim ir kartu pasižiūrėti, kaip jam sekasi poliruotis, nes mūsų operatorius jau pas jį apsilankė, jo Civicas jau nupoliruotas blizga, tai keliamės tiesiai ten. Jau. Tiesiai kamerą laikai. Laikau tiesiai. Nelabai, kreivai. Nu taip ir iš. O, ne. Taigi atvykom pas Arna Autocare, kad nupoliruotų Civicą, nes Civicos būklė yra tiesiog nepriekaištinga, galiu tik tiek pasakyti. Daug visokių brėžimų, spalva išblūkusios, nu tragedija. Žodžiu, mašina tokia daily show-offas, tai vis tiek norisi gatvėse pasirodyti labiau, kad mašina būtų gražesnė, dailesnė ir spindėtų. Tai ką, galim pažiūrėti, ką Mažvydas mums pasiūlys. Ir kimbam į darbus, nors aš nieką nedarau, aš tik jums parodysiu kaip. Aš šiaip ką Mažvydas kimba į darbus ir ką žiūrim. Tai visgi paruošėm šitą automobilį Honda vieną renginį, kuris vyks gegužės 17 dieną. Atlikom vieną etapą poliravimą ir apdengėm automobilį keramikinę dangą. Iš tikrųjų irgi kėbulas labai sparčiai atsigavo, nes buvo irgi savininko pridaryta hologramų nemažai, bet viską ištaisėm ir dabar atrodo tikrai labai gražiai. Tai turbūt sunkiausia dalis buvo kapotas, nes kapotas buvo tikrai labiausiai supraižytas iš visų, tai praėjau kapotą 3 etapais, kad tikrai atsigautų pilnai. Ir matosi šioks toks šiek tiek spalvos skirtumas, tai turbūt per praeitą savininkas galbūt perdažė neteisingai, bet iš tikrųjų tikrai rezultatas gavosi pasakiškas. Ir galinis akcentas tai buvo ratai. Ratai tikrai labai blizga ir pasirūpinau to, kad šie ratai dar laikytų ir blizgėtų dar ilgai. Tai irgi atplovau į tos ratus ir jie dabar, manau, tarnaus dar savininkui dar labai ilgai. Kadangi artėja vasaros sezonas, tai tikrai visus kviečiu apsilankyti pas mus Arna Autocare ir mes pasirūpinsim, kad jūsų automobilis atrodytų visus metus nepriekaištingai. Viso. Gerai, sušalaus, dedam striukytę, šnekam toliau. Apie Ladą bus dar vienas atskiras video, apeisim plačiau, pasižiūrėsim viską, pažiūrėsim, kas per važiuoklę, kaip vairo stiprintuvas padarytas, kokią įrangą turim salone ir kas realiai lieka man, ką dar pasiema Lukas. Nu, taip su juo sutarėm, viskas ok. Šiandien turbūt, kad tiek. Vis tiek daug naujienų reikia dar viską suvirškint. Nepamirškit apsilankyti Contribui, palikti euriuką, nusipirkti lipduką ir susimatom kitam videake.